Sehr geehrte Gerbiama viceministrė, gerbiamos ponios ir ponai. Aš kalbėsiu labai plačia tema, tai yra vėdinimo tema. Dėkoju prieš mane kalbėjusiajam padariusiam tokią puikią įžangą. Aš atstovauju projektuotojų, architektų biurą ir pabaigoje mano pirmtakas kaip tik pabrėžė architektų planuotojų reikšmę projektuojant pasyvųjį namą. Buvo atkreipta dėmesys, kad visas informacijas jūs galite rasti vėliau internete. Taigi aš dabar, taupydamas laiką, kai kurias paruoštas skaidrės tiesiog peršosiu. Mes kalbėsime pirmiausia apie vėdinimo reikšmę. Vokietijos reglamentuose netgi yra tam tikras prieštaravimas, kadangi čionais reikia kalbėti apie oro padavimą, vėdinimą ir oro pašalinimą. Aš remsiuosi matavimų atliktais pavyzdžiais ir trumpai pakalbėsiu apie ekonomiškumą vėdinimo sistemų svarbą. Kas yra svarbiausia, kai mes kalbame apie vėdinimą? Mes kalbame ne tik tais apie energijos taupimą, tai yra vienas svarbus komponentas, bet tik vienas, kadangi jūsų bute vyksta įvairūs procesai ir jūs turite užtikrinti, kad sudegintas, kad oras būtų švarus, sausas, kad nebūtų pelėsių, kad mes gyventume komfortiškai. Kas tai reiškia? Jeigu jūs gyvenate miške, tai žinoma, kad jūsų aplinkoje yra švarus oras, bet jeigu jūs gyvenate prie gatvės, tai reikia tada vėdinimo sistema turi prisidėti ir prie oro gryninimo. Mes užtikriname ir didelę apsaugą nuo triukšmo. Ir žinoma, vėdinimas yra tiesiogiai susijęs su pelėsių atsiradimu, namo pelėjimu. Aš remsiuosi Vokietijoje galiojančiais reikalavimais, o kadangi tie reikalavimai paremti bendraisiais europiniais, tai jie neturėtų prieštarauti Lietuvoje galiojančiems standartams reikalavimams. Jūs čia matote viršutinėje dalyje išrašyta įvairūs reglamentai, standartai, kurioje kalbama apie vėdinimą. O toliau jau ir reikalavimai, kurie susiję su vėdinimu. Ir kartais būna, kad jie prieštarauja vieni kitiems, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Prieš savaitę pas mus buvo patvirtintas naujas reglamentas apie energijos taupimą, kuris pakeitė 2009 metų reglamentą ir jame yra svarbus skyrius, kur lyginant su 95 metų energijos taupimo reglamentu, kad čionais leidžiamas sandarumas lango yra 1,0 kubinio metro kvadratiniam metrui, o naujas reglamentas šitą sandarumą praktiškai dvigubai sumažino. Bet juk mes kalbame apie vėdinimą, tai kai mes taip susandarinam, kurgi praeis tas oras, oras turi kažkur patekti. Taigi su vėdinimo specialistai nelabai nudžiugo šio naujo reglamento nustatymais. Įstatymų leidėjas tuo pačiu metu jisai reikalauja, kad mes, projektuotojai, pasiektume 0,5 oro apsikeitimo, per valandą apsikeitimo oro kaitą. Argi tai įmanoma pasiekti? Iš tikrųjų, aš kaip projektavimo biuro atstovas matau, kad mes susidursime su didelėmis problemomis. O toliau dar pakalbėkime apie garso izoliaciją. Ten, kur įeina oras, ten susidaro galimybės patekti ir triukšmui į pastatą. Taigi mes norime ir vėdinti, ir apsaugoti vidaus patalpas nuo triukšmo. Taigi mums keliami diametraliai priešingi reikalavimai. Kokios išvados iš to galima padaryti, kalbant apie sandarumą pasyviajame name, kaip ir minėjo mano prieš tai kalbėjęs pranešėjas, mes galime tai pasiekti per labai didelį sandarumą be
besavaiminė vėdinimo. Ir jeigu mes neįrengsime specialių vėdinimo sistemų, tai pasiveiname, neabejotinai susidursime su pelėsiu, su drėgmės problema. Ir žinoma, kad tos problemos nepatiks gyventojams ar nuomininkams. Čia jūs matote kairiajame paveiksle apačioje, kaip naujas pastatas, gražus pastatas, tarkime, kuriame pasiekta labai didelis sandarumas, nėra šalčio tiltų ir nėra vėdinimo sistemos ir matote pastato sienos pelyje. Antra išvada, labai svarbi išvada, kad eksploatuotojas, savininkas, jisai dažniausiai jam būna per sunku suvokti vėdinimo problemas, jisai apstato palangės gėlėmis, jisai negali tų langų atidaryti, nevyksta tiesioginis vėdinimas, o kai vėdini per mažai, arba kiti laiko nuolatos atidarę langą pravėrę, tai irgi nėra gerai. Taigi mano rekomendacija būtų, kad statant sandarius pastatus, gyventojas jisai turi būti aprūpintas specialia vėdinimo technika, ją naudotis. Ką mes galime pasiūlyti, kokią vėdinimo techniką? Yra natūralus vėdinimas, kur vėdinama atidarant langus ar panašiai, arba yra senuose pastatuose vėdinimo šachtos, bet šitai jos veikia tik tais tada, kai yra temperatūrų skirtumas, tarkime viduje +20, o laukia gal -20, tai tada žinoma puikiai veiks šitos vėdinimo šachtos, vėdinimo kanalai, o vasarą jau nebe. Ir tada kaupsis pastato viduje drėgmė. Todėl yra ir antroji dalis, kur yra priverstinis vėdinimas, kur yra paduodame oro srautai į patalpas ir arba tai yra naudojama tiesiog vėdinimui, arba net ir susiejama su šilumokaičiais, surenkama atiduodamo oro šiluma. Čia jūs matote dešinėje mechaninio vėdinimo, kur yra centrinis ventiliatorius naudojamas schema, kai oras paduodamas į pastato vidų, ir yra, kaip aš jau ir minėjau, paprastas vėdinimas, natūralus, kai yra vėdinama atidarant langus, arba gali būti specialios orlaidės. Aišku, čia yra minimalus vėdinimas, dažniausiai jo neužtenka. Toliau mes dar turime tokius įmontuotus elementus, per kuriuos praeina savotiški ventiliatoriai, savotiškos grotelės, juos galima montuoti prie langų, dažniausiai tai naudojama virtuvėje, vonios kambariuose. Dažnai šitokios sistemos yra priklausomos nuo vėjo stiprumo arba nuo aplinkos oro drėgnumo, įtakojamos jų efektyvumas. O pažvelkime dabar į klasikinę vėdinimo sistemą. Kalbėdami apie energijos taupymą pasyviuose namuose, tai dažnai tai susiejama su išmetamo oro energijos surinkimu. Šitam paveikslui irgi yra labai jau daug metų. Čianais yra firmos Paul parodytas. Aš jau demonstravau jį Latvijoje. Čia yra savotiškas reklaminis paveiksliukas, tačiau iš tikrųjų praktikoje to pasiekiama. Jūs matote, čia yra kaip savotiška šachta. Mėlyna spalva pademonstruota paduodamas oro šaltas oras, o jau panaudotas vidaus patalpų oras šiltas, jisai išeina, bet tai eina atskiruose šachtose šitos oro srovės viena greta kitos, ir tos šachtos yra tokio dydžio, kad apie 80% išmetamo atidirbto oro energijos yra surenkama be jokio beveik
truputėlį reikia, aišku, energijos tiem ventiliatoriams, kurie čia yra įmontuoti, kurie tas oro sroves verčia judėti. Taigi yra decentralizuota sistema, yra semicentralizuota, kur bent jau šilumokaičiai yra būtuose, ir yra centrinės įranga, kur viskas yra, visa technika, pavyzdžiui, Rūsyje patalpinta, ir toliau kanalais vyksta vėdinimas. Visa tai jau yra prieš 15-16 metų panaudota technologija. Čia matote vidurinėje nuotrauką, kur yra savotiškas lyg spintelė pailga. Čia yra šitoje sistemoje įmontuota ventiliatoriai, šachtos, ir galite įsivaizduoti, kas pusę metų reikia atlikti filtrų ir visos sistemos priežiūrą. Tai iš tikrųjų taip pat nėra labai ekonomiška. Toliau kita semi-decentralizuota arba centralizuota sistema, kur yra šilumokaičiai, jie lieka butuose, o visa techninė dalis, ventiliatoriai, filtrai, galbūt garso izoliacijos, garso apsaugos sistemos, jie yra įrengta kažkurioje tai vietoje centralizuotai. Mes visą laiką pasisakome būtent už šitas centralizuotas sistemas, ta dešinysis paveikslas, kur ir ventiliatoriai, ir filtrai yra arba pastogėje, arba kitoje pastato vietoje. Čia jūs matote nuotraukas, kaip tai atrodo, dėja aš neturiu lazerinio pieštuko, kad galėčiau jums parodyti. Pažvelkite į šitą vidurinę nuotrauką, tą nedidelę pilką kvadratėlį. Meine Damen und Herren, das ist der Berg. Štai čia yra šilumokaitis, ponios ir ponai, tikrai labai nedidelis, ir čia patenka šaltas oras. Taigi tie kanalai, kuriais jis patenka, turi būti atitinkamai izoliuoti, šilumos izoliacija turi būti, ir jūs matote, kad šilumokaičiai, čia paduodama šaltas oras, jisai čia juda ir aplink jų eina jau išmetama šiltas oras. Tai yra ten buvo semi-centralizuotas variantas, o čia jau paskutinės nuotraukos yra centralizuotos sistemos, kur viskas yra palėpėje. Ir kaip jau minėta, kad butus pasiekia tik tais vėdinimo šachtos. Yra labai čia daug pakabinamų lubų, jos yra reikalingos, kai rengiama vėdinimo sistema. Jūs matote, kad tik tais iš virtuvės ir vonios kambario oras yra efektyviai ištraukiamas, o kur yra laiptinė, tai tenais yra pakabinamos tolimojo purškimo antgaliai, ir jie tarytum įpurškia tą šviežią orą į patalpas. Dar vėliau galėsite išsamiau susipažinti su šitais techniniais brėžiniais. Aišku, yra ir aukštosios technologijos. Jeigu jūs renovuojate senus pastatus, tai jūs galite dalinai panaudoti kaminus. Kaminkrečiai išvalo kaminus ir tada įdedami įdėklai iš specialaus laminato. Aišku, kad prieš tai sienelės išpurškiamos specialiais klijais ir tada įleisti įdėklai yra išpučiami ir jūs turite keletą sluoksnių. Ir tokiu būdu jūs įrengiate visiškai tinkamą naudoti vėdinimo šachtą, ir žinoma, kad galima jį panaudoti ir priešgaisrinės sistemos informavimo tikslais. Gerbiamos ponios ir ponai, tas visas procesas vėdinimo yra tikrai labai sudėtingas, todėl aš supažindinsiu jūsų galutiniais rezultatais. Taigi mums reikia sandarumo ir jį galima sandarumą patikrinti infraraudonųjų spindulių aparatu. Mes matuojame, koks yra oras paduodamos oro srovės ir išvedamo oro srovės palyginama, tam, kad būtų išmatuotas efektyvumas. Aišku, čia grafikas labai gražus,
tai reikia matuoti temperatūras, viršutinė mėlynoji linija. Tai yra rytų Vokietijoje esančio pastato linija, jisai labai šilta, viduje 23 laipsniai, rytų vokiečiai įpratę gyventi šilčiau, o jūs matote, lauko temperatūra yra pavaizduota žalia kreivė, taigi skirtumas jau ženklus. Ir ši žalia linija, kuri žymi išorės temperatūrą, kartais ji nukrenta net iki 0 laipsnius ir naudojant šilumokaičius yra pakeliama iki raudonosios linijos. Jeigu mes dabar imtumėm integralinį kreivę, tai jinai mums parodytų šilumos praradimus ir norint parodyti, ar tas iš tikrųjų veikia, tai yra tam parodyta geltona kreivė, kuri rodo, kad iš tikrųjų viskas pasiteisina, kur skirtumas tik tais yra 3-4 laipsniai nuo lauko temperatūros. Tai pasiekta naudojant šilumokaičius. Čia mes matome labai gražų rūko testą. Čianais yra tolimo purškimo antgalis. Iš tikrųjų įpurškia labai toli į kambarį tą šviežią orą ir pasireiškia tam tikro fizikinio reiškinio dėka. Štai toks vaizdas. Čia mes termografiniu būdu nufotografavome šitą nuotrauką, kaip juda oro masės pastate, tarkime, 1,50 m ar didesnėme aukšte, tai yra truputėlį žmogaus galvos aukščio lygyje plius minus. Bet tai yra jau homogeniškas oras. Čia yra 2 vertinimai garsaus teoretiko profesoriaus Richterio. Tai yra atlikta simuliavimo procesai, kur susidaroma, pasiekiama puikiai homogeniškas oras patalpose, nes oras patalpose labai gerai sumaišomas. Ir jeigu jūs, tarkim, šiandien vakare žiūrėtumėte televizorių, futbolo rungtynes, tai jūs, aišku, gulėdamas ant sofutės jaukiai norėtumėt, kad ten būtų šiek tiek šiltesnis kampelis būtų. Taigi pasiekiamas dar ir toks papildomas efektas, kad šiluma yra žemutiniuose lygiuose. Toliau aš peršokęs keletą skaidrių dar tarsiu keletą žodžių apie ekonomiškumą ir aplinkosaugą. Čia jūs matote lentelę, kad sutaupyta energijos kiekis išreikštas kilovatais per kvadratinę metrui, tai naudojant mūsų vėdinimo sistemą, tai kainuoja nuo 15 iki 25 euro centų kilovatvalandai. Vokietijoje kilovatvalandė šiemet dabar kainuoja nuo 7,5, vidutiniškai iki 10 centų. Taigi jūs matote, kad šitos naujoviški dalykai, jie yra šiek tiek brangesni, dėja brangesni, lyginant su senaisiais konservatyviaisiais būdais. Tačiau iš tikrųjų ateis laikas, kai mes prieisime tam tikras ribas energijos sunaudojimo ir mes įvertinsime ir kitus dalykus. Tai yra apsauga nuo triukšmo, komfortiška gyvenamąją aplinką patalpose. Ir dar viena nuotrauka. Čia matote, kad mėlynas ir raudonas jisai turi vėdinimo sistemas naujoviškas, o geltonai pažymėtas pastatas jisai turi įprastinę vėdinimą. Dešinėje diagramoje matote 27% sudaro energijos taupimas, sudaro 27%. Ir mūsų techninė patirtis leidžia mums įrengti ir žemesnius, mažesnius kai šildymo sąnaudas pasiekti. Čia jūs matote Karlsrūhėje esantį gyvenamųjų pastatų komplektą iš oro. Pastatai
Ir štai taip atrodo ta centralizuota pastogėje esanti vėdinimo technikos jau stotis. Ir apibendrinimas, kad mechaninės vėdinimo sistemos jos gali pagerinti gyvenimo komfortą ir sumažinti statybos nepatogumus, ta prasme pelėsius ir panašiai. Jos taip pat ir mažina CO2 emisiją, išmetamo CO2 kviepį. Ekonomiškumas, kol kas jo negalime pademonstruoti, o kaštai, kuriuos mes sutaupome kilovatvalandžių, aišku, tai yra Vokietijos sąlygomis, aš nežinau, kokios sąlygos būtų Lietuvoje, tai yra panašiai, kad gerų terminių saulės baterijų atveju. O galimybė panaudoti vėdinimą ir oro padavimą, tai yra būtinos prielaidos, tai yra šilumokaičiai, šilumos surinkimas, yra garso izoliacija, komfortiškas vėdinimas. Tai aišku yra labai svarbu alergiškiems žmonėms, pasyviems namiems. Kolegos, jie žino, kad Vokietijos Bundestagas patvirtins greitai, 2013 metais patvirtino naują reglamentą ir pagal jo reikalavimus mes jau nebegalėsime išvengti vėdinimo sistemų, kalbant apie naujų pastatų projektavimą. Dėkoju už jūsų dėmesį ir jeigu kils klausimų, tai aš manau galėsiu atsakyti juos specialistams per pertrauką. Vielen Dank, Herr Dr. Gaudick. Labai ačiū,